Sveiki visi, čia iš Dibenas Saltų ir šiandien filmuoju dar vieną naują video. Ir tiesiog savo survival or spawn modo ir dabar kitų modų jau. Jo. Tai jo, ir kokia šio mano video yra esmė, tai mes darysim, tokį video, kur keliausim rinkti spawn negų, tų žinot, ore, tų kurį yra, dabar šiek tiek šitų vaimsim, pradėsim rinktis ir jo, labai tikiuosi pavyks man jų. Reikės rasti va šitokią, ne šitą, va šitą ant šitos paspausim ir bus. Tai jo, dar kartą sveiki sugrįžę, mano tokia serija, tikiuosi jums jos patinka. Jei patinka, spaudžiam like, aišku, subscribe mane. Ir jo, dabar esu Nether portalą pasidaręs, jau per praeitą epizodą sakiau. Ir jo, ir ką aš dabar šiandien norėjau jums parodyti, tai norėjau parodyti tokį dalyką, kaip tarp šito epizodo ir tarp to buvo 2 dienos. Aš per tas 2 dienas šiek tiek pažaidžiau, ne, mano mergina. Pažaidžiau neblogai. Na ir dabar dar net galiu parodyti, kokį modą dar atsisinčiau. Atsisinčiau va tokį modą, kur, va mato dabar kairiai viršui yra toksai parašyta redent ir kiek kitur gyvybių. Tai šitas modas vadinasi rodo damage indicator mod. Mano dragonas ten vaikšto. Taip, tuščiu. Ir jo, tai ir ką aš tarp tų dienų buvau pasidaręs, tai štai. Radau tų maišiukų daug ir visokių dalykų ir susirinkau full setą Storm Armorą. Susirinkau full setą Nightcrawler Armor, visą setą Blue Beetle Armor ir beveik visą setą Wolverine Tunic, o čia kiti dar armorai, bet man reikia, ne Wolverine Tunic, o Wolverine Armoro, bet reikia dar batų. Pakol kas man armoras toks ir aš galvoju, kad man reikėtų ką nors pasidaryti, ta prasme, jo, ką nors pasidaryti. Ir aš dar nemuvėjau. Laukiu šio epizodo, kad pasižiūrėtų, kokių efektų suteikia. Taip, nusimkime savo armorus. Ir pirmiausia, galimkime Storm. Kas duoda, tai, Strength of Fly. Kas Fly. Tai tipo Fly, tai. Tipo, skraidyt galima? Oh my god, galima skraidyt! Stormas žiauriai fainas. Jeigu šitik rimtų, ne? Wow, Stormas kietas. Dabar nusirinkime Stormo šitą. Ir užsidėkime Nightcrawler. Ir jis turi Strength 4. Jump Boost 2, Resistance 2 ir Speed 2. Pakol kas aš laikausi prie Stormo. Bet nežinau. What? Matyt? Laipėt? Ne, what the heck? Pala. Wait. Galima laipėt sienom, kai kokiam žiūrėkit. Oh my god. Ir šitas armoras visai nieko. Ir Blue Beetle. Strength 2, Jump Boost 2, Resistance 2. Tai čia pats prašiausias, man atrodo. Tai šitą tikrai nevirkėsim. Ir dabar į tą išvyką mes pabandysim dar, aš dar pabandysiu ir bossų kokių pasirinkti. Gal šiam epizode patriškinsim bossų. Tai manyčiau, aš pasidedu savo šitą setą. Visą savo setą. Pasidedu šitą setą ir pasilieku šitus abudu. Ta prasme, juos kai pasilieku, susidedu juos į savo kuprinę. O pakol kas susidedu Stormą. Jis geresnis man, bent jau, Fly turi. Tai gerai. Ir dabar dar turiu tokį dalyką, kaip Diamond Picką. Ir 78 levelius, žinokit, čia tuos levelius kaip lengva gauti, čia žiauriai lengva. Ir kaip matėte, gal čia tai mano enchanting table. Taip, čia mano enchanting table. Kad jokia ant manęs nepagautų ir enchanted piką, nes mūsų kardas ir ultimate kardas yra iš enchanted ultimate bow yra. Gausiu Unbreaking.
O. Net nežinau, žinok. Dabar net nežinau. Na, pasidėkom gal šitą pikeksą, nežinau. Ir einam keliaujam į tą dimensiją. Paspaudžiam ant šitos. Ai, negalim, reikia surinkti. O, paspaudžiam. Tikiuosi mane lagis, kaip aš filmuoju. Ir pažiūrėsim ar ta dimensija. Jo, ta dimensija ir... Oho, lagina. Ai, ne tiek lagina, kaip tokia yra dimensija kitokia. Kurioje ten iš viso lagina. Ir ką aš dar instaliavau, tai instaliavau Guns mod. Tai jeigu suvesim va čia Gun, nu ten pavyzdžiui mano Galil, tai va turim Galil tokį dalyką. Ir jo, dabar matome čia visokių, čia tas tie kalnai, kur būna tie spavnegai. Ir dabar galim skraidyti, net pamiršau. Oh my goodness. Oh, hello. Iš vieno hito. Gali ką išdropinu gerą. Pažiūrėkim, ką jie dropina. Na, žinot, tas Ultimate Bow yra tiesiog neįtikėtinas. Jis daro, man atrodo, 40 attack damage, tai dabar jau daugiau negu drakoniukai. O čia tas labai nepatenka, kai būna prirašyti, bet drakoniukai. Kas čia? Velociraptor. Tikiuosi, tu manęs nemuši, nes aš tokių nenoriu mažiukų mušti. Jūram, kas čia per spavnegas? Easter Bunny! Oh my god. Ir jeigu jūs nežinot, ką jie daro, tai jie mėto visokius kiaušinius, jau parūštus. Tai man atrodo, mes jį radom. Galim pasirinkti ir kitokius spavnegų, bet dabar jau mes būsim visais kiaušiniais aprūpinti. Žiūrim, kas čia. Ender Knight. Gerai, kad aš žinočiau, kas tai yra, bet aš nežinau. Baby Dragon! Man atrodo, jį galim užsiteimdinti. Oh my god! Jis mano? Tu mano priaugintas, mažiau? Ir žinokit, tai gali būti augintinis. Čia galima dragonus prisijaukinti. La. Tu mano draugas? Skrendu paskui. Oh my god, jis mano draugas. O, mamytė. Tai tikiuosi jis man padės bossus nugalėti. Dry Skeleton. Kas čia? Čia tie mužiukai tokie. Čia irgi skeletonas jaučiu bus, o ne? A, ne, čia Ender Knight. Nu, paimam visus. Nežinau, kam jie gali būti reikalingi, bet... Gerai, kad aš galiu skraidyti. Einam čia pažiūrėti, kas čia dabar. Spavnegai tokie įdomu. Žinau, skraidau, tai lėčiau kertasi, bet... Dry Zombie. What a freaking waste. Aš vaistau savo laiką zombiam ir man atrodo, čia žinau, kas yra. Gal. Nope, čia ne taip galvojau bus. Snow Golem. Paimu. Ai, dabar galim susimesti kuprinėm visus. Tu seki paskui mane drakonį? Sek. 200 heltų turit. Tikiuosi galima maitinti morkom. Nežinau, ar drakonai valgo morkas, bet tikiuosi valgo. Jeigu ne, aš nežinau, ar jums sakiau, bet aš kepurėlių modą dar instaliavau. Jeigu paspausim nustabų į mygtuką H, ir čia kažkokia nauja kepurėlė. Tai duok. Oho, duodu iš karto iš kitos mėsos. Tai va dabar mes turim tą mažylį maisto, bulvių mums nereikia. Kus stendo per monstrus? Ar man tai pasirodė? Kažkoks čia monstras, man atrodo, buvo. Kai koks dinozauras, kaip kas. Nu ką. Dabar yra naktis. Man atrodo, čia yra mentis. Bet man tik taip atrodo. O gal ir nėra mentis. Tai yra borny. Ai, ta, kur iš vieno hito nušovė. Galėsim dar kartą epizodą pabaigoje pabandyti. Žiūrom čia. Blaze. Ką man to Blaze'o reikia, aš net neįsivaizduoju. Nu, galvoju potion, bet tai kaip turi gali gauti potionus iš superherojų, tai net nelabai apsimoka, manyčiau.
Net nežinau. Hercules Beatles, oh my god, man reikės ant Big Bertha. Aš dabar renkuosi ant Big Bertha, aišku, dar su mobu negaliu nugalėti, kas čia. Criminal, kas čia yra. Oma, čia yra Golden Apple Cow, man atrodo Enchanted. Enchanted Golden Apple, gerai, man Enchanted daug geriau. Man atrodo čia Emperor Scorpion, arba čia Dragon. Dragon! Čia Baby Dragon? No, čia yra Baby Dragon, jeigu pamatysi, ane? O čia yra didesni drakonai, kurie yra va tokio gal dydžio, kaip dabar rodau. Tai čia yra jų jauniklis. Tai aš nežinau, kaip jį pasadint, gali visada paskui mane sekios, bet aš nenoriu, kad jis paskui mane visą laiką sekios. Žiūrėjom, kas čia. Oh my god. Kokia sėkmė šito? Queen! Kokia sėkmė gali būti, kad rasi tu jį? Čia yra mažesnė nei 2 procentai. Wow. Ai, nu negalime jau mušti. Kur tu esi? Nežinau, gal aš jį nužudė, bet... Queen. Jei nežinot, kas Queen, tai mes gal pačiam paskutiniam epizode savo ir Kingą, ir Queeną daužysim. Medium Worm. Nereikia man. Ir kas čia, manyčiau, čia tas vėl Velociraptoriai ir koks. Ane? Lurking Terror. Paimsim. Dėl viso pikto. Ir kas čia? B. Paimsim ir B. Ok, tai dabar varom kur nors kitur, gal girdėjo dabar atsirūbų. O, Jėzus. Jėzus, jo Kristus. O, motra, mums reikia šitą bossą nukalt. Manyčiau, mano šarvai normalūs, kad aš jį galėčiau nukalt. Aš jį nukaliau! Motra nukaliau. Jūs net neįsivaizduojat, čia šitas bossas irgi reikalingas. Vala, reikia rasti tą itemą jos. Man atrodo, reikia motoros, ten kažkokio scale, man atrodo. Aš jį gavau, kol kas ne. Čia, man atrodo, motos scale. Jo. Bet reikia Big Berthai dar kažko, man atrodo, motos. Arba nereikia. Nes man su Ultimate Swordu labai lengva. Nukalt motrą ir dar su tokiais armoriais. Nu, kai turi... Ai, nu, strength 2 turiu. Gal todėl? Viskas pasiaiškino, man atrodo. Nu... Oh, Nether Star gavom! Yeah. Galim susmest labai gerai, kad aš šitą kuprinę turiu. Nežinau, kam iš šitus pasilieku itemus, kurių man visiškai nereik. Ir šitų man nereik taipogi. Šitų susimetam. Šitą nereikia. Kušiu. O, koks garsas. Ai. Skauda net galva. Ok, žiūrim kas čia. Spravnegas doktor. Užlagino biškį, tai palagino Borniksą. Mes į vieną nušuom iš vieno hito. Man atrodo, čia vėl Dragon. Oh my god, čia man atrodo, jo, vėl Dragon. Kas per sėkmė? Radom Queen, radom Drakonų belinkiek ir kas šėdo per Spravnegas. Karaliovė. Nežinau, oh my god, kiek čia Spravnegų šitam keiviu jėjęs. Reikiškai neįsiu keiviu. Bet čia Spravnegų daug yra visokių nematyti. Oh, WTF. Ir klaustukas Lurking vėl šitas. Nu, paimam mes. Dabar gal visus imsiu tik tų, kurie ten, žinau, kur ten turi po 20 healthų, tai tų neimsim. Kurie visiškai tą Terrible Terror, nežinau, kiek jis turi. Reikia gal iš kuprinės išsimt man mėsą. Jeigu kartais reikėtų man. Ir žinokit, kaip su Fly'as, nu nes Fly'o čia, su šito Stormo armoru dar gauni strength 2 ir tokio, nešaudykit į mane durnigus. Man aišku, tas nukals jūs visus. Oh my god, what the fuck.
What the heck, kas per kepurėlį? Duok man šitą kepurėlį. Noriu šio. Beinus, man atrodo, ten Beino buvo kepurėlį. Labai gerai žinau. What the f... Aš šito nežinau, kas čia yra. Ir net nenoriu sužinoti, žinokit. Man atrodo, čia vėl tie Easter Bunny. Queen. Oh my. Kodėl aš toks sėkmingas? To nemušu zombio. 3 ne. Iš 4 vietų palaidau šitą. Kurį iš per praeitą epizodą nukaliau. Nu tai wow. Aišku, šitą epizodą aš prakarpysiu, nes 15 minučių filmuoju. Žinot, filmuoju jau 15 minučių bus prakarpytas jau Magma Cube. Nereikia mane. Bet man atrodo baisim epizodą, kai eisim į šį dungeoną. Ar kas čia yra dabar? Kas čia? Traukiam savo svordą. Oh my god, bijau. Kokio jūs saugumo? Jau čia nebus koks troll ir kaip įlysim, ten bus kokia kvailu. Drakonė, tu paskui mane eini, ar ne? Kažkas ten yra, blok turiu. What the heck? Tipo, tiek irono yra? Ir kokia čia to irono paskirtis? Aš galvojau, čia koks bosas bus, arba kiaušinis koks bosas. Bet matai, ne. O, čia kažkas yra. Bijau šitos lavos, tai gal pasirinkau ironą, tai uždengsime. Oh my god. Oh my goodness. Kas čia dabar? Čia labirintas, čia jaučiu pasiklyst gali. O ne, aš nenoriu pasiklyst. Ir čia va bedrokas ir tu tik į apačią... Ai, ne. Ne. Užskrisim dabar viską ir baigsim epizodą. Už epizodą šiek tiek šitoj dimensijai pasirinksiu šitų visokių spagnegų. Gal datėsim epizodą dar per kitą epizodą pabūsim šitam. Jeigu jūs, aišku, tik norit, galim į kitą dimensiją. Sakykit į kokią ir varysim į kitą dimensiją. Tai jo, jeigu patiko, spaudžiam like, subscribe ir iki.